Na ką, mėlėjai, šiandien aplankysim 30 kvadratinių metrų būstą, 2 kambariai, esam dabar svetainiai, reiškia, galime padaryti taip, kaip matote. Turėtumėte svetainę su virtuve, balkoniuką, turėtumėte pilnai įrengtą būstą su baldais, buitinė technika. Galim pasirūpinti ir indaplovę, nežinau, galima ir dantų šepetėlį. Šitam plote turime net miegamuką. Atrodo nedaug kvadratų, tačiau užėjus galim pamatyti, kad pilnai viskas įsitenka. Ir spinta per visą aukštį, ir lova. Viskas pilnai kompaktiška, telpate jūs, telpa vaikai, galite vakare uždaryti duris ir dar kažkiek laiko skirti savo praleidimui svetainį. Einam pasižiūrėsim, čiagi ir sanmazgas. Nieks netikė, kad šitam plote mes galim turėti dar ir didelį vonios kambarį. Dvivietis dušas, nieks netikėjo, bet mes tai padarėm. Na, taip pat čia telpa ir integruotas tualetas, gera santechnika, šiuo atveju Laufen. Taip pat yra niša skalbimo mašinai ir virš jos dar didelė spinta pasidėjimams. Šis būstas tinka tiek šeimom, tiek norintiems investuoti ir gauti pastovės pajamas iš nuomos. Taip pat mūsų būtai yra inovatyvus, reiškia, galite valdyti šildymą, šaldymą ir nuotoliu. Taip pat mes turėsim bendroje teritorijoje ir elektromobilių įkrovos vietas. O ką kalbėti apie mūsų pagrindinius privalumus – kavinė, baseinas, maisto prekių parduotuvė. Ir tai jūs galite pamatyti atvažiavę asfaltuotų kelių, ko neturi dažnas projektas šiai dienai.